noriu visiems pristatyti Evelinos Tamulaitienės stebuklingą kelmą, idėjų kelmą. Aš paprašiau, ar leis man atsisėst, paklausiau, ar galima, sakė, prašau, aš tikiuosi, kad ir aš pradėsiu generuoti tiek minčių. Nes iš tikrųjų, kaip jinai sakė, labai gerai pasakė, man labai patiko, kad jūra kaip ir moteris, jinai visą laiką kinta, visą laiką nepastovi, visą laiką ieškojimuose. Ir tai yra nuostabiausias dalykas, kokį galėjo Dievas sutverti, todėl kad visas pasaulis yra kitime, pastoviame kitime, pastoviuose paieškose ir pastoviuose savęs realizacijose. Ir be šito iš tikrųjų, tai aš manau, kad pasaulis neegzistuotų, pasaulis sugriūtų. Mano pačios atveju, tai, kaip sako, aš bėgu iš paskos, visi draugai, visi pažįstami, visi verslininkai priekyje. Gal tai yra tik man taip, kad atrodo, gal tai mano iliuzija, iš kurios turiu išeiti. Bet tikrai labai patogus kelmelis ir ant jo pasėdėjus. Aš grįžusi namo, iš tikrųjų, tai jau mano antram plane sukasi. Ta darysiu, belieka viską tik sukelti ant popieriaus, o iš popieriaus jau į kompiuterį. Nes tokiam technologijų amžiuje, tai, kaip sako, vienas be kito neegzistuotų. Mums reikia gamtos, o save realizuoti ir verslą sukurti ir materializuoti tikrai reikalingi kompiuteriai ir technologija. Taip, kad matot, viskas vietoje, viskas laiku ir tai yra progresas, tai yra kūryba, tai yra savęs realizacija, ko tikrai mums dažnai trūksta. Yra begalė žmonių, kurie miega, kurie ir toks jausmas kartais norisi prieiti ir pakratyti, atsipūsk žmogau. Nes man taip nutiko, aš irgi miegojau ir staiga nubudau ir pamačiau pasaulį visai kitokį. Ir va tą patį, kaip sako, sveika. Va, pagalba iš karto, terapija, matyt, susijaudinau, susinervinau, atėjo paguosti. Aišku, aš tikrai be galo džiaugiuosi, įrašinėjam ir kaip sako, norim pasidalinti su žmonėmis tuo, kuo mes kvėpuojam, kuo mes gyvenam, su Evelina, su Bidonu ir su kitais mūsų kolegomis. Taip, kad dėkui visiems, kurie praleisit šitas keletą minučių su mumis, va čia gražioje vietoje, miške, ar pas Eveliną kiemelį ant Supynių. Žinokit, kad viskas įmanoma, tik tai reikia daryti žingsnelis po žingsnelio, nesustoti ir visa kita bus pridėta. Ačiū labai. Iki greitų susitikimų.